Sveiki kolegos, šiandien pradedam ten, kur aną savaitę ir pabaigiam. Būsiu kolegos apsiblinkevičiutinės ar prisiblinkevičiutinės, nežinau kaip ten dabar tas naujas žodis yra, bet jeigu gerai pamenat, praeitą savaitę žadėjau padaryti daug darbų. Žadėjau užmulčiuoti šilauogę, susitvarkyti paukščių tinklų stulpus, tai spėkit, ar bent vieną darbą padariau, visiškai teisingai nepadariau. Bet aš turiu labai svarbią pasiteisinimo priežastį, nepadariau dėl to, kad laiko neturėjau visiškai. Šiandien pirmoji atostogų diena, tai šiandien pailsėsiu, kadangi pirmą dieną, o paskui skaitykit tai ką, aš antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį per 6 dienas tikrai spėsiu viską pasidaryti. Nu gerai, dar antradienį pailsiu ir nuo trečiadienio jau tikrai darbus, nuskaitykit trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, nuo 5 dienos tikrai spėsiu. 10% tikimybė, kad šiandien lis. Tai net neverta eiti, nes 10% tikimybė, kad lis, tai didelė tikimybė labai. Ketvirtadienis, tai šiandien trumpinta darbo diena, reikės myglę važiuoti iš darbo parsivežti. Tai irgi dabar, jeigu nueisiu aš tą ūkį dirbti, skaitykit, ką čia to reiks važiuoti myglę parsivežti, neapsimoka. Lapkričio 1, tai lapkričio 1 vis tiek nedirbsiu, nes kažkaip vis tiek lapkričio 1 tai dirbti gal nelabai gražu. Tai kaip matot iš pateiktos vaizdo medžiagos laiko tikrai visiškai neturėjau, todėl dabar tenka dirbti viską paskutinę dieną. Šitaip atrodo mulčiavimo padėtis, kaip matom dar yra likę ganėtinai nemažai iš Viliaus. Na, pažiūrėkim, kaip padėtis su paukščių tinklų stulpais. Gal paukščių tinklų stulpai sukalti? Ne, paukščių tinklų stulpai dėja, kaip matot, irgi yra nesukalti. Visi žiūri, kas kur nori, bet aš niekaip nesuprantu, tai kodėl jie negalėjo patys susikalti, taigi gravitacija, taigi turi traukti juos žemę link savęs, tai kodėl jie patys nesusminga, dabar viską turiu aš vienas daryti. Aš nesuprantu, ta gravitacija man visai nepadeda. Kad nebūčiau visiškai iki galo apsitraukęs, tai noriu padaryti bent vieną iš tų pasižadėtų darbų. Aišku, ką aš sau čia buvau prisižadėjęs, tai pats save apgavau. Tai noriu pasibaigti šilauogių mulčiavimą. Na štai pagaliau vienas iš darbų baigtas, visą švylių sumulčiavau. Praktiškai užteko tiek, kiek ir planavau. Kokį 10 kaušų, sakyčiau, pritrūko ir būčiau užmulčiavęs viską, ką buvau suplanavęs, nes yra jau tokių vietų pas mane, kur pasėdu durpius ir šilauogius duobėjai. Tokio įsėdi, tai bet kokiu atveju duobėjai šilauogim negerai. Tai tai tas vietas ir susimulčiavau visas to šilauogės. Tai praktiškai viską ir sumulčiavau, ką norėjau. Truputėlį pritrūko. Dar čia galėčiau kokį vieną kaušą susigraibyti. Tiek to. Sufrezuosiu dabar čia viską, išsilyginsiu ir viskas su šituo reikaliuku bus baigta. Prieš 2 serijas nusirinkom savo šitakį grybų derlių ir tuomet aš tą rastelį palikau kambarį, bet akivaizdžiai matom, kad kambarį jam nepatinka. Taip, yra per sausą ir per šiltą kambarį. Bandžiau aš drikint, bet vis tiek niekas neauga, tai naujų grybų nėra, kaip ir vienas toksai kažkoks užsimesgi, bet labai čia mažai. Tai dabar pamėginsiu išnešti į savaitę į lauką ir pažiūrėsim, kaip būtų, jeigu tiesiog palikčiau natūraliai lauke ant lietaus, ar jisai atsigaus ar neatsigaus. Ir pažiūrėsim. Bet šiaip iš tikrųjų aš nežinau, kur geriausiai būtų jį laikyti, ar lauke, ar viduje, ar iš viso kažkur bet tuomet jį reikėtų šlapinti, pasauti, taip suprantu. Nesvarbu. Dabar nešam į lauką, paliksim ir pažiūrėsim, ar atsigaus jisai ar ne, nes kažkaip būtų gaila, jeigu iš jo tik tai 3 grybai būtų. Grybai prabūvų lauke savaitę laiko. Kaip matom, po savaitės laiko vaizdas tikrai pasikeitė, atsirado grybų. 1, 2, 3. Bet tie grybai tokie, tokie pavargę, keista, tas iš visų kažkoks keistas, žiūrėkit, užlinkęs. Nežinau. Gerai, faktas yra tas, kad lauke grybai augti tikrai pradėjo, viduje jie visiškai neaugo, bet jie vis tiek netokie kažkokie, kokie turi būti man tie grybai, nežinau, keista. Žiūrėkite, mėsiu paveiksliuką, kaip atrodo šitakį grybas ir kaip atrodo šitie. Tai kur juos atlaikyti? Laikyti lauke, bet po stogu, kambarį netinka, lauke truputį geriau, bet vis tiek ne kažką, tai dabar nešu po stogu, tai reiškia, jie bus be lietaus, bet lauko temperatūrai. Ir dar po savaitės pažiūrėsim, kaip tuomet atrodys. Šiandien Helovynas, tai pasiruošiau šventį, nusipirkau pagrindinį Helovino atributą, tai aišku vyną, nes šventė yra Helovynas. Myglė sakė, pasirodo, tas Helovynas visai nesusijęs su vynu, nors aš nesuprantu, kodėl vadinti šventę vyno vardu ir jinai nesusijusi su vynu yra, bet jos esmė yra, kad tu turi persirinkti ir kažką vaidinti. Įvertinkit mano kostiumą, šiais metais vaidinsiu durnių.
Turim problemėlę, kažkur bėga vanduo. Tai atidarėm šiukšliadėžę ir pilna šiukšliadėžė vandens. Šitas toksai apsisnargliavęs. Tai iš čia greičiausiai pas mus ir bėga. Tai bus prikritę kažkokių gerų dalykėlių į vidų. Kol sugalvojau, kaip nuo tų bėgių nuimti šitą šiukšlių dėžę visą. Na gerai, kitam kartui jau žinosiu. Mano suvokimu, tai čia viskas ganėtinai gražu yra, o tai kodėl čia bėgo? Nu, dėl viso pikto išplaukėm, aišku. Nu, neįsivaizduoju, kodėl čia bėgo, dabar atrodo nebebėga, reikės dar pastebėti karts nuo karto, bet dabar lygiai ir viskas gerai, niekur nieks nebėgo, bet aš tai asmeniškai nieko čia ir neradau, kodėl čia bėgo. Galbūt čia, kai kišam to šiukšlių maišus, net nepažiūrėjau, iš pat pradžių nereikėjo pulti ardyti visko, kai kišam to šiukšlių kibirus, tai va čia va, galbūt, kad jie į tą liečiasi ir tiesiog jisai pakrypų šonu arba atsisuko ir va per šitą vietą ir bėgo tiesiog. Na ir važiuojam prie paskutinių šio metų darbo, kurį turiu padaryti. Tai pabaigti tuos stulpus, tai pradėsim su tais stulpais žaistis. Man dabar svarbiausia, kad visi stulpai būtų vienodam aukštį, tai kad būtų 2 metrai virš žemės iškilę. Tai aš taip galvoju, pasimatuosiu vieną kampinį stulpą, kitą kampinį stulpą 2 metrus, ištempsiu šniūrą ir tuomet bandysim pasidaryti, kad visi būtų 2 metrus lygiai iškilę. Ant tų perimetrinių eilių reikia pasidaryti tokius kampus, kadangi čia įtempinėsim vielas, įtempimas bus didelis, tai kad stulpai nenulinktų, tai įdėsiu tokias skersinės atramas. Ta norėčiau šiandieną kaip ir pradėti daryti, bet žiūrėsim, kaip bus labai didelis vėjas ir ateina debesėlis. Nu, bet vis tiek einam, ką nors pažiūrėsim, pamėginsim padaryti, bet iš tikrųjų oras tai dirbti nekoks, bet jau suprantam, kad geresnių orų tikrai nebebus, o gal bus, gal kitam savaitgalį bus geresni orai. Turiu tas kampinės jungtis, dėsim jas ant stulpų ir pasidarysim kampinius. Nu, bet kokiu atveju, pirmiausia, prieš darant kampinius reikia įsitikinti, kad visi stulpai yra tikrai 2 metrus pakilę virš žemės. Kaip galvoja, trikojų su 2 kojom veiks ar ne? Pala, pažiūrėkim, nes viena koja truputėlį pavargo ir čia guli. Jeigu padėčiau... O, stovi. Ai, bet ne. Tai su 2 kojom nelabai turbūt stovės. Šitie stulpai dar pagal seną sistemą stovi, tai 2,30 man buvau suplanavęs aš juos daryti, tai daugmaž taip ir kalėjau apie 2,30, bet dabar persigalvojau, kalsim stulpus giliau, tai dabar dar reikia sukalti 30 cm, kad čia būtų lygiai 2 metrai. Gerai, varom kalimo įrangą ir kalsim. Per toli traktorių pasistačiau. O dabar galiu daryti kaip šitie vaiduoklių medžiotojai. Šitas stulpas dabar yra lygiai 2 metrai virš žemės. Tuomet padarysiu kitam gale kitą kampinį 2 metrus, įsitempsim šniūrą ir visus likusius stulpus irgi padarysim, kad būtų 2 metrai virš žemės. Aišku, jeigu pirmus ir paskutinis stulpas yra skirtingai, dėl žemės neligumo, tai visi stulpai iš šono, bet gal kitaip nesugalvoju, kaip padaryti, kad visi stulpai būtų iškilę vienodai virš paviršiaus. Nu ką, tai šitą pasidarėm taip, dabar dar jam reikia statyti atraminį stulpą ir su šituo bus kaip ir viskas baigta. Ot ir neatspėjai, kaip čia viskas sumaišyta. Štai ir baigėsi mano kampų statymas. Blogas dalis pardavė. Šitos kepurėlės, o man kur pardavė, kur tos kepurėlės mano dabar yra. Tai kur aš pradėjau ką tik praimtos kepurėlės, kas man gali paaiškinti. Jūs juokaujat. Nu nesvarbu, šardysiu naują. Tai va yra tos kepurėlės, kur man pardavė. Ir yra tie varžtai, kurie turi suktis kiaurai jas. Tai tie varžtai netinka šitas kepurėlės ir aš jų čia įdėti negaliu. Sekanti problema yra ta, kad va šitas, kai apsigaubė tą vamzdį 48, man tada reikia įkišti va štai čia ir tą varžtą įkišti, bet jisai netinka. Neįmanoma jo taip įdėti, kad būtų atvira skylė. O.
Tai nei šitaip, nei šitaip. O, tai vienas dalykas, aš negaliu šito įdėti čia, kad man varžtas įlystų. Antras dalykas, varžtas nelenda į vidų. Ir trečias dalykas, kas čia, pavyzdžiui, yra va šitas va. Kas čia per daiktas yra ir kam jis yra reikalingas. Per jį varžtas, pavyzdžiui, tinka prakišt per jį. Va čia va. Ir čia toks jausmas, kad čia kažkokia tai viela turėtų kištis, o tai kam man jis reikalingas. Ir tas iš viso yra nereikalingas. Tai čia kažką man bus suklydę ir net tuos visai daiktus pardavė. Vienas va yra surinktas, jisai net ne mano yra surinktas šitas. Jį man tokį jau davė, jie surinkta. Ir jisai yra įdėtas į vidų. Ir varžtos yra užsuktos, tai kam taip reikia, taigi man ne to visai reikėjo. Kampų pastatyti nepavyks. Na, turiu bent jau pasiteisinimo priežastį, kodėl šiandieną nepavyks kampų pastatyti. Nes varžtai tiesiog į skylės netilpa. Šiandien šeštadienis, toj sekmadienis reikės pirmadienį jiem rašyti ir žiūrėti, ką čia man pardavė ir kodėl man net tuos dalis davė, ką turėjo duoti. Tai va, kepurės tokios dedasi, tada čia turi dėtis tas apvadas ir čia turi su varžtu susisukti, bet man, kaip matot, netinka tas apvadas šitai kepurį, tai kažką sumaišė, kur davė ir reikės pirmadienį važiuoti, žiūrėti, aiškintis, kodėl man padavė ne tas dalis. Nu, bet esmę supratot, tai kampiniai stulpai, tie apvadiniai stulpai atrodys taip. 2 metrai iškylę, tuomet kampas, įtvirtinsim ir už čia link ten darysim tempimus. Na ir dabar belieka visus stulpus padaryti taip, kad būtų 2 metrų aukščio. Na tai kaip vertintume mano atostogų laikotarpį, padariau 50% žadėtų darbų. Kaip matot, šilauogę sumulčiavau, bet su stulpais tai nieko gero nepadariau. Na tai 5% darbų įgyvendinta, kaip vertintumėt gerai ir blogai, nu turbūt priklauso nuo kiekvieno žmogaus siekių. Man 50% darbų padaryti suplanuotų, sakyčiau, yra neblogai. Tiek šiam kartui, kolegos, susitiksim po savaitės. Iki visiems.